Labą dieną, labas vakaras ar labas rytas, kad ir kur kada bežiūrėtumėte. Aš esu Dominikas ir šiandieną po ilgo laiko pagaliau sugrįžtam ir naujas video bus apie nieką kitą, bet Ferrari. Taip, mano brangus bičiuliai, šiandieną kalbėsime apie Ferrari. Tai yra turbūt vienas iš retų laikotarpių, kada galiu pakalbėti apie Ferrari kaip tikrus kontenderius. Nes pernai kalbėjome apie Maxą, apie McLaren, viskas sukosi. Šiemet mes kalbam apie Mercedes ir apie Ferrari. Taigi yra kertinis klausimas. Ar Ferrari su Lewisu Hamiltonu, su Charlesu Leclercu ir su tuo gražiu bolidu, ar gali pakovoti dėl titulo? Taigi nieko nelaukia. Pradėkime. Nuo ko geriau pradėti, jeigu ne nuo... Ferrari pilotai. Turime vienoje rankoje Charlesą Leclercą, kuris, tiesą pasakius, pradėjo sezoną pakankamai neblogai. Australijoje matėme, kaip jisai kovojo koja kojan su George'u Russellu. Galiausiai ta kova nepasisekė dėl bolido nekompetencijos tiesiosiose, tiesiog ir šiaip nebuvo palanki trasa. Bet ką dažnai jau rodo pirmosios lenktynės, tai yra viso sezono dinamika. Pernai mes matėme toje pačioje Australijoje McLaren, Verstappeno dvikova, 2021-aisiais lygiai tas pats, Lewisas Hamiltonas prieš Max Verstappeną. Tai manau, kad istorija kartojasi. Ir Charlesas Leclerc'as pradėjęs sezoną pakankamai neblogai, po tos pavasario pertraukos, aš manau, kažką prarado. Prarado pasitikėjimą savimi, prarado užtikrintumą bolide ir dėl to labai sunku vertinti jo pirmą tokią sezono pusę. Pagal lenktynių skaičių dar nesame pusėje, bet Silverstone'as pažymi tą sezono vidurio laikotarpį. Leclerc'as turėjo begalę prastų lenktynių, Kanada, Monako 2 avarijos, Barcelonos 2 avarijos, nepasisekusio Austrija, bet jis kažką atrado bolide Didžiojoje Britanijoje, kas leido jam nugalėti, kas leido Lewiso Hamiltono turbūt geriausioje trasoje jam nugalėti pirmą kartą po šitiek klaidų, po šitiek metų istorijos, kada Ferrari sufakapino jo strategiją, sufakapino arba šiaip kažkas atsitikdavo, Charlesas Leclerc'as pagaliau laimėjo. Kita medalio pusė, Lewisas Hamiltonas 7-kart čempionas, turbūt vienas geriausių visų laikų, kai kurių akimis pats geriausias visų laikų lenktynininkas. Aš manau, kad tai yra vienas geriausių jo sezonų, nes nors ir pradėjo sezoną taip pusėtinai, kaip ir panašiai kaip ir pernai sezonas buvo pradėtas, bet jis kažką atrakino nuo to Kanados Grand Prix, kada išmetė pro langą simuliatorių, kada pro tą patį langą atsivedė Kim Kardashian, kažkas jame atsitiko. Kažką jisai atrakino, kažką jisai atrado, ko neatranda kiti ir tokia forma. Antra vieta Kanadoje, antra vieta Monake, pirma vieta Barcelonoje, praleistas podiumas, bet 5 vieta Austrijoje, kur Ferrari dar atradinėjo savo klaidas, savo variklio kompetenciją ir 3 vieta galėjo būti antra vieta Didžiojoje Britanijoje. Aš manau, tiek Lewisas Hamiltonas, kuris rodo nuostabų tempą. Ta prasme, Barcelona turėjo didžiausią skirtumą tarp pirmosios ir antrosios vietos. Taip, Kimi Antonelli patyrė DNF, bet aš manau vis tiek tas tempas būtų dar augęs ir tas virtualus saugos automobilis šiek tiek pristabdė skirtumo dydį. Taigi, pilotai, su jais yra viskas tvarkoje. Jeigu Charlesas Leclerc'as toliau tęs, build-upins ant tos savo formos, kaip jisai padaręs yra begalę kartų savo karjeroje, aš manau, su juo bus viskas gerai. Taip pat manau, kad Lewisas Hamiltonas nepaleis dabartinės formos ir manau, kad tokį Hamiltoną vis gerėjantį matysime visame sezone. Bet kaip yra su Ferrari bolidu? Ferrari bolidas, turbūt šitoje barikadų pusėje, raudonoje barikadų pusėje, pats didžiausias klausimas, nes būkim biedni, bet teisingi, Ferrari yra antras bolidas dabar. Būtent
variklio departamente, kas daugiausia ir žaidžia visame šiame sezone, visame reglamente. Ferrari pusė savo variklio apstatė aplink startus, kuriuos mes matėme įspūdingus sezono pradžioje, bet FIA padarė savo ir tas visas pranašumas, kokį jį turėjo, išbluko, kitos komandos biški prisivijo, bet ta procedūra lenktynių pradžiose, tiesiog sunaikino visą Ferrari pranašumą. Todėl ta filosofija turėjo pasikeisti, turėjo iš naujo atrasti, kas veikia, kas ne, į ką reikia koncentruotis, į ką nereikia koncentruotis. Ir tai mes matome sezoną einant. Po pirmo ADO patobulinimo tokioje trasoje kaip Silverstone, kur begalė greitų posūkių, nemažai yra tiesiųjų, kur atrodytų grinai specifinė Mercedes trasa pagal visas sezono tendencijas. Aš manau, kad Ferrari padarė daug gerų žingsnių, kad bent jau būtų toje zonoje, kokioje yra Mercedes. Tikrai nesakau, kad jie yra šalia Mercedes, bet jie jau yra pakankamai netoli, kad išnaudotų savo važiuoklės bei aerodinaminius pranašumus prieš Mercedes ir laimėtų, pavyzdžiui, kaip šioje trasoje. Taip, sutinku, kad Ferrari komandai pasisekė šioje trasoje, bet aš manau, to tempo nepaslėpsi, kokį rodė Charlesas Leclerc'as lenktynėse, ką rodė Hamiltonas sprint kvalifikacijoje, po to pačiame sprinte, tiek ir pagrindinėse lenktynėse. Jie nebėra taip toli savo netgi nepalankiose trasose. O ką jau kalbėti apie palankės trasos, kurios nusimato, tai yra Vengrija, Zandvortas, Singapūrą galime taip pat pridėti. Ir tas antras ADO patobulinimas, kuris atkeliauja į italų namų bazę, tai yra Monza, kas pranašaujama, tai yra didesnė turbina, baterijos patobulinimai, variklio patobulinimai, viskas, ką duoda ADO ir dar nuo savęs pridėti patobulinimai. Aš manau, kad mes galime matyti didelius pokyčius ir labai įtemptą kovą dėl titulo. Na, bet galiausiai taip pat labai svarbi korta yra čia yra daugiausia nežinomybės. Tai yra apie konkurentus. O tie konkurentai yra Mercedes. Aš manau, kad nei Red Bull, nei McLaren tikrai nežaidžia šioje dvikovoje, nes McLaren, manau, prašovė su savo automobilio filosofija. Red Bull dar kol kas neatranda stabilumo, neatranda, kas pas juos veikia, kas ne, nors bolidas jau atrodo pakankamai neblogoje kondicijoje, bet reikia dar laiko jiems prisitaikyti, reikia dar laiko, kaip ir minėjau, atrasti pliusus ir minusus šito RB bolido. Todėl, manau, dar užtruks. Galbūt sezono pabaigoje mes matysime Red Bullius taip pat kovojančius. Dėl McLaren nebūčiau toks užtikrintas, bet vis tiek. Esminė kova yra Mercedes, dabartiniai lyderiai, prieš Ferrari besivėjančiuosius. Mercedes turi kelias problemas. Visų pirma, pliusai. Pats geriausias bolidas, pats geriausias variklis. Nesvarbu, ką sako FIA su savo duomenimis, pats geriausias variklis. By far. Tik tais yra labai daug klaustukų aplink jį, kaip pavyzdžiui kitos ekipos, tos, kurios gauna iš Mercedes variklius, kaip McLaren, Alpine, Williams, jos dar kol kas neatranda, kas tiksliai veikia tame bolide, o kas ne, kaip jį pritaikyti į tą operatyvų langą, kad jis veiktų kaip ir kol kas pranašaujamų čempionų. Kitas dalykas tai yra patikimumas arba angliškai reliability. Čia yra didžiausias klaustukas, nes beveik kiekvienose lenktynėse Mercedes variklis, ar jis būtų pagrindinėje komandoje, ar jis būtų customers, jis byra. Netiesioginė prasme byra, bet labai su juo ateina daug problemų. Barcelona, Antonelli gedimas, Monoke mes nelabai matėme šito, Kanada, Russelo gedimas ir ta tendencija tęsiasi. Čia jau nekalbant apie kitus. O dar šalia, kai prisideda ir kiti gedimai, kurie nesusiję su varikliu, kaip Antonelli Didžiojoje Britanijoje aerodinaminis gedimas, mes matome labai didelę bėdą. Ir nesvarbu, kokia būtų forma tiek Antonelli, tiek Russelo. Bet kalbant apie pilotus, Antonelli tikrai yra geresnis vairuotojas šiai dienai, užtikrintesnis, perprato visas tendencijas šito reglamento daug geriau negu Russelas.
stabilesnis, moka labiau ištraukti performansą iš šito bolido negu Russellas, bent jau psichologiškai žiūrint yra geresnėje pozicijoje negu Russellas. Russellui labai daug spaudimo, nes jis atėjo šį sezoną kaip lyderis, kaip pretendentas į tą titulą, bet jaunėlis pasivijo ir pralenkė. Čia ateina labai daug problemų jam pačiam, jo visai pozicijai, jo visai figūrai, kaip jisai atrodo prieš kitus lenktynininkus, kaip jisai atrodo bendroje toje rinkoje. Ir jo ateitis yra šiek tiek sutrikusi, ne tik šiame sezone, bet ir apskritai, kokio lygio yra George'as Russellas kaip pilotas. Todėl manau, kad likusi sezono pusė priklausys nuo, kaip Mercedes patobulins savo patikimumo problemas, kaip gerins, ar patikimumas neteis su kaina to, kad jie sustos tame development lenktynėse ir tada Ferrari tiesiog pranoks juos. Kitas dalykas, kaip atrodys patys pilotai. Ar Antonelli toliau tęs tą formą, ar George'as Russellas sugebės prisivyti ar ne, ar toliau grims žemyn, toliau netrodys toks stabilus kaip kada. Čia yra daug klausimų. Bet dar manau, rimtas faktorius yra. Jos nėra toks didelis kaip kiti faktoriai, nes jeigu Ferrari sugebės patobulinti savo bolidą, tos trasos, kurios palankesnės buvo Mercedes, dabar taps nebe tokios palankios. Ir taip pat ir iš Mercedes pusės, jeigu jie pagerins tam tikrus dalykus, galbūt tos stiprios Ferrari trasos, kaip mes prognozavom apie Monaką, taps Mercedes pranašumu. Ir aš manau, kad čia sudalyvaus kelios labai specifinės trasos. Visų pirma, ateinanti Belgija, kaip dabar atrodys, nes ji tokia labai įvairiapusiška, labai ilga, labai daug turi visokių posūkių. Tada ateis Vengrija, kaip iš tikrųjų atrodo Ferrari bolidas dabar. Ir tada ateis Monza, kur atvažiuos visi tie patobulinimai ir kaip atrodys tada pačioje greičiausioje, kur daugiausia tiesių, pats didžiausias greitis, kaip tada atrodys Ferrari. Taigi reziumė, ar Ferrari gali pakovoti dėl vieno ar kito titulo? Dėl konstruktorių taurės, aš manau taip. 100% jie gali pakovoti, kaip susiklostys tolimesnės tendencijos, sunku pasakyti, kaip atrodys galbūt jau tas tobulėjimas, kokį dabar rodo Ferrari, nuslūgs, galbūt iššoks kitos komandos, bet manau, kad tikrai gali Ferrari pakovoti dėl konstruktorių. Dėl vairuotojų čia yra kitas klausimas, čia jau bus forma, bei bus kaip gali Mercedes patobulinti savo patikimumą, reliability, nes čia yra didžiausias klausimas. Bolidas yra tikrai greitas, variklis yra tikrai geras, pats galingiausias, bet kaip jie gali įvesti balansą, įvesti tą patikimumą, kad jų bolidas veiktų operatyviai visada greitai, gerai ir kad nebūtų tų nuliukų tose lentelėse. Nes tie nuliukai, kaip mes pamatėme, kaip pasikeitė nuo Monako iki dabar, tendencijas visos kaip šoko krito. Aš manau, kad čia yra didelė problema. Ir jeigu ją pavyks išspręsti, tai manau, čia yra Mercedes titulas. Jeigu ne, tada jau žaidžia kiti ir žaidžia Ferrari. Ačiū labai, kad žiūrėjote. Jeigu jums patiko, būtinai paspauskite subscribe, būtinai paspauskite like mygtuką ir iki kitų kartų. Ate.